Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Pailsėjom, atsigavom ir toliau į kelią varom. Kągi, ačiū druskininkams, tikrai atsipūtėm kaip turi būti. Na, o dabar Lazdijai, laukit mūsų, pasitikit mus, nes mes atvarom! Mes varom už! Va tai va! Ką kraunat į kamuolį? Kraunam aukso medalius būsimosius. Labai gerai, o Lietuvai? Lietuvai viso ko geriausio. Už Lietuvą varom, už krepšinio komandą Lietuvos nacionalinį. Krepšinis vis apjungia. Atrodo, kokia esam valinga tauta. Tai mes varom už Lietuvą! Dabar labai tyliai mes pabandysim užeiti į vietinių gyventojų sodybą ir pabandysim juos šiek tiek išgąsdinti, tikiuosi infarktų nesukelsim. Varom už! Krepšiniu didžiuojamės labai. Bet kad nors jie neišvažiuotų šitie vaikinai. Nepabėgsit, vyrai? Ačiū Dievu, aš ir už jus sergu. Deutschland, ja? Ne tik. Gerai. Ką jūs čia su šeimyna dabar, sakykit, veikėt? Atostogaujam. Tai gal iš Vokietijos esat? Taip. Klausykit, o kodėl sugalvojot į Lietuvą vasarai atkeliauti? Kodėl? Kad čia mano gimtinė. Reikia parodyti, reikia pristatyti. Varom už Lietuvą! Už Lietuvą bėgsim, kad ir daugiau iki Kauno, iki Panevėžio galim bėgti. Ne, tai palaukit, negalim, žinokit, visko atiduoti jum, todėl kad bėga visa Lietuva. Mes tikrai norim, kad kuo daugiau žmonių prisiliestų prie šio kamulio. Ką kraunat Lietuvai į kamulį? Tai daug geros energijos, pergalių, sėkmės ir visko ko geriausio, nes mes visi už Lietuvą! Kągi, na, kartais tikrai reikia skubiai pasimti žaidėjus ir pristatyti juos į vietą. Tada mums padeda šita mažylė. Taigi čia komanda. Matau, kad šiek tiek privargot. Kągi, dabar, žinokit, yra pats metas, manau, mūsų komandoms apsikeisti. Manau, jau šiek tiek įraudė, pavargė truputėlį. Ir tai mes padarysim labai simboliškai prie Veisiejų miestelio. Varom už Lietuvą! Visi iki vieno. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Už Lietuvą sirgt reikia, nu.